Tai ką, kolegos, sveiki vėl susirinkę ir mes kaip ir kiekvieną mėnesį bandom pasikalbėti tom temom, kurios mums yra aktualios, būtent iš dešiniosios politikos, dešiniosios politinės minties, iš procesų visuomeniai, kurie mums yra rūpimi ir mes stengiamės atliepti tas aktualijas ir tuo pačiu kelti tos klausimus, kurie yra svarbus visuomeniai, visuomenės raidoje ir, kaip ir mūsų diskusijų klubo įkūrėjas profesorius Valdas Rakutis dažnai mini, kad tokiuose klubuose dažnai gimsta įvairios geros idėjos, įvairios geros iniciatyvos, tai dėka to, kad dalinamės mintimis, dalinamės įžvalgomis, dalinamės patirtimi ir taip sukuriam prielaidas tai mūsų visuomeniai tobulėti. Tai ir šiandien mes mūsų diskusijoje turime svečią, tai yra kunigas Vilnius Tech kapelionas Andrės Slavin ir didelę patirtį turintis turbūt ne tik kunigystėje, bet ir čia Lietuvoje. Jūs, kiek žinau, kilęs iš Čilės ir jau bemaž 30 mečius čia esate Lietuvoje ir darbuojatės tiek su jaunimu, tiek ne tik su jaunimu, kaip mes kelbėme ir renginio informacijoje. Jūs buvote nemažai laiko ir organizacijos Opus Dei vadovas, tai galbūt iš tos patirties irgi kažką pasidalinsite. Bet šiandien pradėsime nuo tokio, galbūt nuo tokių bendrų klausimų. Kaip jums atrodo, sakykime, per tuos bemaž 30 mečius gyvenant Lietuvoje, atvykus į ganėtinai, tikrai tolimą šalį, tolimą kultūrą, viena vertus tolimą, kita vertus artima, nes, katalikiška kultūra, katalikiška tradicija, jinai tarsi ir jungia, bet kaip jums atrodo, su kokiais iššūkiais mūsų visuomenė susiduria mūsų šalyje, Lietuvoje, žvelgiant per visuomenės, per šeimos raidos prizmę, apie ką mes šiandien ir kalbėsime, tai prašyčiau pasidalinti pastebėjimais. Taip. Man atrodo, kad dabar vyksta pasaulyje sekularizacija ir sekularizacija paveikia visą pasaulį, ne tik Lietuvą, ne tik Ameriką, ne tik Čilė, mano šalyje. Ir tai daro, kad yra daug panašių dalykų. Galima sakyti. Prieš 30 metų, kada aš vykau į Lietuvą, pavyzdžiui, Čilėje dar nebuvo skyrybos įstatymų, divorce, nebuvo, o dabar yra. Nebuvo aborto, o dabar yra. Labai viskas supanašėjo su situacija čia Lietuvoje, Europoje. Sakyčiau, kad nėra didelis skirtumas tarp dabar. Prieš 30 metų taip, bet dabar didelis skirtumas tarp Europos, Amerikos, Čilė nėra, iš tikrųjų. Individualizmą. Man atrodo, kad čia gali situoti, ką sako popiežius Benediktas XVI, man atrodo labai gražiai, labai tinkamai, sako, šiandien neretai pasitaiko, kad krikščionys labiau rūpinasi savo įsipareigojimus socialiniais, kultūriniais ir politiniais padariniais ir toliau laikydami tikėjimą savaime suprantama bendrojo gyvenimo prielaida. Iš tikrųjų, ta prielaida ne tik nebeegzistuoja šiuo pavidalu, bet dažnai yra net neigiama. Anksčiau buvo įmanoma įžiūrėti vieningą kultūrinį audinį, sako Benediktas Ratzinger, paremta tikėjimo turiniu bei jo įkvėptomis vertybėmis ir kaip tokį plačiai pripažįstama. Tačiau šiandien dėl daugybė žmonių apėmusios gilios tikėjimo krizės, daug kur visuomenėje to regis nebėra. Tas krikščioniškas audinys, kuris anksčiau buvo, jau nebėra. Ir tada, jeigu kalbame apie santuoką, pamatysime, kad kalbėsime apie tai, kad dabar
santuoka taip pat, pati santuoka kaip ne tik kataliko bažnyčioje, bet civilinė gyvenime yra krizė, didelė krizė taip pat. Dabar žmonės galvoja, ar verta tuoktis ar ne. Ir panašiai. Ne? Žodžiu, tai yra kaip. Taip, ir tada taip pat norėčiau paklausti, kaip atsidūrėte šitoje, na, sakykime, tos sielovados srityje ir, na, kaip atsitiko taip, kad, na, pradėjote dirbti su jaunimu? Ar tai išplaukia iš tų paminėtų, sakykime, problemų, kurias ką tik įvardinote, sakykime, kad galbūt jaunimas yra ta terpė, kurioje galima galbūt tą šeimos audinį pradėti atkurti ar kažkaip jį atgaivinti? Kaip visą tai įvyko? Iš jaunimo pradėjau dirbti jau labai seniai, kai buvau Čilėje, buvau mokyklos kapelionas daug metų ten ir po to čia Lietuvoje taip pat Opus Dei centruose, vyrų ir moterų centruose, čia netoli. Ir po to taip pat su jaunimo dirbau, kur dirbo dabar Kryžiaus bažnyčioje, čia prezidentūra taip pat, ir su poromis man teko daug porų man tenka paruošti santuoką, kalbėti su jais, turėti interviu daug kartų ir taip toliau. Palydėti iki santuokos, ne tik po santuokos taip pat. Ir tada jaučiu, kad tai yra kaip Opus Dei misija yra, aišku, daug dalykų, bet vienas iš jų yra būtent ugdyti jaunimą. Nes jeigu norime, kad ateityje būtų gerų pašaukimų, ne tik kunigystė, bet taip pat santuoka suprantama kaip pašaukimas. Tada reikia formuoti, reikia ugdyti vaikus ir jaunimo nuo pradžios. Ir tada visada man buvo įdomu palydėti žmonės, padėti. Suprantu, kad dabar situacija yra labai sudėtinga ir jaunimas jaučiasi labai vienišas. Dėl to, kad trūksta tėvų, ne todėl trūksta tėvų, kad tėvas kartais išėjo, ta prasme, išdingo, bet dėl to, kad tėvų prezencija, tėvų buvimas namuose nėra, arba mažai nėra. Jeigu yra, tada nėra autoritetas. Gali būti autoritarizmas, bet ne autoritetas. Tada taip jaunimas dėl to tai labai kenčia. Matau, que jaunimo krizė taip pat apeliuoja į tėvų krizę, kad tėvais kartais nemoka būti tėvais. Ir mamytės nemoka būti mamytėmis. Po to sako, kartais kai kalbi su žmonėmis, sako, mes tarybiniais laikais auklėjome savo vaikus, kaip žinojome tuomet, viskas, neišmokome, niekas mums pasakė, kaip turėtume ugdyti vaikus ir panašiai. Tada, man atrodo, yra labai įdomi tema, kai Lina sakė čia, iš tikrųjų, jeigu norime padėti visuomeniai, padėti šaliai, padėti žmonijai, padėti Lietuvai, iš tikrųjų, reikia pradėti nuo šeimos. Nuo šeimos, kaip visuomenės ląstelės, ir tada nuo vaikučių, nuo jaunimo, ten pradėti dirbti. Neretai sako žmonės, kad jaunimas yra abejingas tiesai, abejingas santuokai, abejingas geriems dalykams. Ne, bet kartais niekas nerodo kitus pavyzdžius, galima sakyti. Kad tu tikrai gali būti, dėl to yra toks didelis individualizmas dabar, kad atrodo vienintelis būdas tapti laimingu yra eiti individualizmo keliu, egoizmo keliu. Ir niekas nerodo kitus kelius. Taip, turbūt iš to išplaukia, kad dažnai asmeninė sėkmė yra painiojama su laime. Dabar tai yra tokios tarsi supainiotos savokos ir per dažnai dedamas lygybės ženklas. O sakykit, paminėjot darbą su šeimomis, besiračiančiomis santuokai ir panašiai. Ką jūs atsakytumėt dažnam jaunuoliui, kuris sako, kad santuoka tai tik tai žiedas ir formalumas, kaip sakant, kad kam čia apsikrauti teisiniais įsipareigojimais, po to ten sunkiai ir ilgai skirtis, jeigu galima ten tiesiog pagyventi, kol atsibos. Bet tai vieną kartą atėjo pas mane vaikinė, sako, mano mergina, mano draugė nori susituokti, katalikų bažnyčia, bet
man tas pats, man tai yra formalumas ir viską, bet darau dėl jos. Sako, atsargiai, jeigu tu nerimtai žiūri į sakramentą, tada gali būti neįgaliojamas. Tada kalbėjom ilgai apie tai. Bet ne apie tai dabar noriu kalbėti, o apie tai, kad iš tikrųjų žmonės, galų gale esmė yra, ką supranta žmonės, kas yra meilė, ką supranta žmonės už meilė, ką tai reiškia meilė jiems. I tai yra, dėl to būtent grįžtame į šeimą, kur vaikas gali išmokti mylėti. Jeigu nepriima meilės iš tėvų, pavyzdžiui, taip pat nemokės, ne tik nemylės savęs, bet taip pat neišmoks mylės kitus. Gali jausti kažką, bet visada sakau poroms. Vienas dalykas yra jausti meilę, kitas dalykas mylėti. Jausti meilė dar nėra meilė. Įsimylėjimas dar nėra meilė, tikra meilė yra, kalbėsime toliau. Bet tada, man atrodo, kad tas dalykas yra meilės krizė. Žmonės nemoka mylėti, nežino, kas yra meilė, neįsivaizduoja, kad meilė yra atsidavimas. Kad tada, pavyzdžiui, Kristus, sunku suprasti Kristus aukos, jeigu nesuprantame, kad yra meilės aktas. Tai yra absurdas. Ir tada, kad santuokos gyvenimas yra meilės taip pat. Jeigu nėra meilės, tada, ir jeigu suprantu, kas yra meilė, ką reiškia mylėti savo merginą, savo vaikiną, aš nebūsiu laimingo. Ir arba suprantu blogai, kad meilė yra kaip jausti meilė, tada praeina tas jausmas. Ir tada sakau poroms, žinote ką, jausmai yra tarsi jūros bangos. Eini į priekį, po to atgal, aukštyn, žemyn, dingsta, darosi ramu, po to dar kartą. Jausmai yra tokie kaprizingi. Tada tu galvoji, kad gali statyti savo santuokos gyvenimą, visą gyvenimą būti su moterimi, su vyru, ant tokių, kaip sakyti, netvirtų volų, ant bangų. Absurdas, niekas to nenori padaryti. Tada, o meilė nėra, jausti meilė, meilės, jeigu suprantame kaip jausmai, kaip emocijos, yra labai pavojinga ir sudėtinga. Nes praeina tas įsimylėjimas, tas jausmas, ir po to atrodo, kad jau meilė dingo. Meilė nedingo, reikia dirbti, reikia augti, reikia bręsti, reikia išmokti mylėti ir pradedame išmokti mylėti nuo vaikystės, iš tikrųjų. Nuo to momento, kai tėvai mokina savo vaikus, kad, pavyzdžiui, kad meilė yra panašu į išėjimas iš savęs, ir tėvai neturi visada, kaip sakyti, sutikti vaikų kaprizams, arba visada duoti tam tikrą premiją, apdovanojimas arba atlyginimas dėl to, kad kažko gero daro. Valyk mašiną, tada duosiu 10 eurų. Valyk mašiną, nieko neduosiu. Turi išmokti. Dabar žinau, kad tai prieštarauja mūsų dabartinė logikai. Nes visada sakau taip pat, kad dabartinė logika, kuria vadovaujama, yra rinkos logika. Aš duodu 300 eurus, 400 eurus už telefoną, einu parduotuvę, nusipirku, tada duodu pinigus, tu man duodi tą prekę. Ir tada galvojame, kad tai yra, kad taip yra santuokoje taip pat. Ir vadovaujamės tokia logika, rinkos logika arba teisingumo logika. Jeigu tu esi geras su manim, aš būsiu geras su tavim. Jeigu tu šypsoi aš šypsosiu taip pat tau. Jeigu tu esi paslaugi, aš esu paslaugas. Tada tai nėra santuokos meilės logika. Yra žodžių. Taip, tai viena vertus, kaip sakyti, visą laiką atsiremia, ko gero, į tą pasiaukojimo veiksnį ir netgi nekartą yra tekę skaityti tokią mintį, kad vaikai, kurių tėvai, sakykime, nedemonstravo to pasiaukojimo ir tie vaikai yra nelinkę to pasiaukojimo paskui duoti kitiem, ta prasme, nebelaiko to savaime suprantamų dalykų. Apie santuoką, sakykime, aš kartais irgi, kai tenka diskusijose, diskutuoti kažkokiam mažam rate, tai aš truputėlį iš kitos pusės miniu analogiją su valstybe, tarkime, kad kažkoks būrys žmonių, jie negali apsišaukti valstybę, sakykime, jeigu mes dabar susirinktumėm ir sakytumėm, mes įkuriam kokią nors
stulpų valstybę ir vien dėl to, kad mes galvojam, kad esame valstybė, jie netampame. Tai yra procedūros, tai yra konstitucija, yra balsavimai, yra kažkokie pripažinimas kitų šalių pripažinimas tos valstybės ar ne. Tai man atrodo, santuoka jį irgi tam tikrą prasme institucionalizuoja žmonių santykius, jie tampa pripažinti, jie tampa taip, kaip valstybė yra pripažįstama, taip ir santuoka, jinai padaro tų žmonių, sakykime, tarpusavio santyki, tą meilę ir ryšį, jį paverčia, sakykime, šeima, paverčia tokiu šeimos institutu, kuris jau tampa veiksniu ir tai tikrai nėra tik žiedas ir visa kita. Kita vertus, galų gale, ko gero, ir tas priesaikos, kaip sakyti, prisiekti prieš Dievą, daug kas sako, prisiekiau Dievui, iš tikrųjų ne Dievui, bet savo sutuoktiniui prieš Dievą. Ir man atrodo, kad, vėlgi lenkiant link tų dorybių, kad, jeigu priesaika, kurią duodi kažkam ir jinai yra įpareigojanti, jos svorį reikia, kaip sakant, nešti. Tai va, tai dabar, sakykime, grįžtant dabar į tą dorybių temą. Dabar, jeigu mes turime kažkokią jaunąją kartą, vaikai ir visą kitą, kaip mes galėtumėm nupiešti tą pasaulį, kodėl yra svarbios tos vadinamos dorybės, tos vertės visokios, kurių mes siekiame, sakykime, ir ko gero ir šventajame rašte mes matom aibę pavyzdžių, kur tai yra įkūnijama įvairiose herojuose. Tai kaip nupiešti tą pasaulį, kuriame tos dorybės būtų svarbios tam net ir mažam vaikui, kad jos liktų paskui visam gyvenimui. Man atrodo, labai svarbu yra susijęs su santuoka, kad santuoka yra įsipareigojimas mylėti visam laikui. Nesuprantama meilė kaip laikinas dalykas. Jeigu meilė būtų laikinas dalykas, tada nebūtų tik meilė. Meilė apima visą ateitį, galima sakyti. Ir visą savo esybę, savo tapatybę, viską, savo asmenybę. Tada, mato, esmė yra kaip puoselėti tas dorybės, kuris mums padės po to išmokti mylėti. Ir mylėti iš tikrųjų. Ir tam reikia, jeigu piešiame tą pasaulį, galvojame, kad pasaulyje trūksta, yra daug individualizmo, egoizmo, savanaudiškumas, puikybė. Aš sakau poroms, žinote ką, pagrindinis santokos priešai yra du. Puikybė ir egoizmas, viskas. Reikia posėti dorybę, kuri mums padėtų nugalėti egoizmą, puikybę, panašiai. Pavyzdžiui, kantrybė labai svarbus dalykas. Ne veltui, pavyzdžiui, kai šventasis Paulius kalba apie šitą himną meilei, savo laiške korintiečiam, kai charakterizuoja meilę, kas yra meilė, sako, meilė yra kantri. Pirmas dalykas, meilė yra kantri. I kantrybė yra labai sunkus dalykas, nes kantrybė galų gale yra priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra. Ne kaip man patiktų, kad būtų. Ne padaryti pagal savo pavėsį panašumą, kad mano žmona būtų kaip pagal savo mano pavėsį panašumą, arba vyras. Ir priimti tai, kad nėra tobulas, kad niekada nebus tobulas. Tada kantrybė yra tas dalykas. Tada kaip posėti kantrybė su vaikais. Pavyzdžiui, vaikams. Šeima, jeigu tėvai yra įsąmonė, kad tai yra svarbus dalykas turėti, tada, pavyzdžiui, ne iš karto duoti vaikui, ko reikalauja. Nes dabar yra šita klik kultūra. Iš karto noriu tą, klik. Noriu nusipirkti kažką, klik. Noriu tą, klik. Tada, o kantrybė yra būtina priešinga dorybė. Ta prasme, kad yra ne klik. Ne, su žmonėm negalime taip. Nėra, kad turiu paspausti mygtuką, tada mano žmona, mano vyras pasikeis. Klik, viskas. Ne. Turi savo istoriją, savo emocijas, turi nusiraminti, turi. Man patika duoti taip pat šitą pavyzdį. Vieną kartą vienas mokytojas padarė eksperimentą. Ir tai yra, įėjo į klasę, į vaikų klasę ir
ir tada parodo vieną kaip lapas, ne? Baltas lapas, bet prieš tai savo kambaryje piešia arba su tušinuku padarė kaip juoda žemė, ne? Pažymė juoda. Būtent lapo viduryje. Ne? Tada parodo lapą vaikams ir pasakė vaikai, ką jūs matote čia? I vaikai visi kartu sako, matome juodą tašką viduryje. Ir tada eksperimentas toks, mokytoja sako, matote? Kodėl nesakote, matome didelį baltą lapą ir mažytį, ne? Taškelį, juodą taškelį. Tai eksperimentas parodo, kad mes turime visi polinkį matyti negatyvus dalykus visų pirma. Ne gražius dalykus, kitose žmonėse, dėl to kritikuojame, dėl to dėl to matome, visų pirma matome, šitą, kaip sakoma, stiklinė vandens yra pusė, ne? Ta pusė, kuri trūksta, ne? Tada, pavyzdžiui, kalbau su kuriomis sakau, matote šitą tavo žmona, arba tavo būsimąją žmona, arba tavo būsimąją, yra šitas baltas lapas. Turi trūkumų, turi defektų, tai yra taškelis čia. Ne? Gal yra netvarkingas. Ne? Žmona gali kritikuoti, mano vyras netvarkingas, gerai, bet yra mažas taškelis, bet yra geras žmogus. Parodo dėmesio į tą, kad į jo gerumą, jo nuoširdumą, jo teisingumą, jo šypseną, jo kad dirba, kad ne į tą, kad yra netvarkingas. Ne? Tada, bet visi turime tą polinkį, matyti tokius negatyvus dalykus. Aišku, tas problema yra, kad po to tas mažas taškas, juodas taškas, mūsų fantazijoje, mūsų galvoje pradės augti, galų gale visas lapas bus didelis taškas, juodas taškas. Negaliu gyventi su tavim, tu netvarkingas, nieko negaliu dar, tada tas dalykas pradeda nuo mažens, kad vaikas yra mažas, tolerancija kančiai. Vaikas, žinome, visi buvome vaikai, prisimenu aš, kai buvau, bet man atrodo, kad greitai verkiau, jeigu kažką neduoda iš karto, ko aš noriu, saldainių, jeigu mama nenupirka ledų ir panašiai. Tada, tėvai neturi pasiduoti, dabar nelaikas. Pietausime, po to bus šokoladuka. Darysime tai, po to bet ne iš karto, kad vaikas neverktų, kad vaikas, iš karto duoti tą planšetą arba kažką, kad tokiu būdu puoselėjame nekantrybę, negerumą, puoselėjame nekantrybę ir tokius dalykus, ir negatyvumas, ir pesimismas, nes tikrovė nėra, kaip vaikas įsivaizduoja. Tikrovė labai sudėtingas. Negali vaikas galvoti, ir tėvai negalime suprasti, kad suplik gali valdyti pasaulį, valdyti aplinką, ir savo šeimą, ir panašiai. Tada nuo mažens turi puoselėti tokios dorybės. Tolerancijas kančiai. Gerai, skauda, gerai. Aukok Dievui. Prisimenu, kad aš buvau 10 metų, buvau mokykloje, katalikiška mokykloje, ir tada pietavome mokykloje, visi kartu, buvau kapelionas, katalikiška mokykla, ir tada vieną kartą įsidėjau į savo lėkštę daug makaronų, patikdavo, per daug gal. Tada, kad valgiau pusę, ne viską suvalgiau, kapelionas iš tolo man pasakė, Andriu, kodėl nevalgai? Man nepatinka, nebenoriu. Aukok, kataliką Dievui, aukok. Tu puti, negali mesti maistą, tik daug vaikų, kurie gal badauja, Afrikoje, tu, aukok. Aš supratau, kad apsimarinimo vertė, atgailos vertė, kaip gali būti kitaip. Neorganizuoju aš gyvenimą, man patinka, nepatinka, nori, nenori. Vaikas turi suprasti, kad reikia puoselėti atsakomybę, tu esi atsakinga. Nepatinka, vis tiek esi atsakinga už tą dalyką. Nenoriu, kad vaikas nebūtų kaprizinga. Ir tai prasideda nuo židinių, nuo namų, man atrodo. Taip, ir ko gero, ar sutiksit su teiginiu, kad vaikam šiais laikais jau nebėra beveik apie ką svajoti, nes viską gauna. Nes tiesiog,
gyvenam tokios, tikrai sąlyginės gerovės laikais ir jei ne tėvai, tai dar ir seneliai, ir tetos, ir dėdės apipila dovanomis ir kartais, ar tai nevirsta paskui į tą tokią gyvenimo nykumą, susiduria paauglystėje ar vėliau, kada tarsi ir nebeaiškus gyvenimo tikslai, nebeaiški žmogaus vieta, rolė, prasmė šitam pasaulyje, kai tarsi viskas yra, bet kam ir vardan ko visą šitą. Tu čia turiu, ką sako Jonas Paulius II, ne, savo encikliką Redentores Hominis, ne? Ir jis sako, žmogus negali gyventi be meilės. Galime gyventi be daug dalykų, ne? Be daiktų, žemiškų dalykų ir panašiai. Be maisto taip pat negalime gyventi, be abejo, ne? Bet be gėrimo ir panašiai. Bet be meilės absoliučiai negalime gyventi. Žmogus pasidaro pats savo nebesuvokiama esybė ir jo gyvenimas nebetenka prasmės, jeigu jam neapsireiškia meilė, jei jis nesusitinka su meilė, jei nepajunta jos ir kokiu nors būdu nepadaro sava, jeigu negali joje gyvai dalyvauti. Ir būtent todėl Kristus atpirkėjas, kaip jau buvo minėta, tobuliai apreiškia žmogų pačiam žmogui. Tai ir yra toji, jei taip galima išsireikšti, atpirkimo paslapties ir žmogiško vertę. Žmogus, ir vaisių citata, atranda joje savo tikrą meilę, savo tikrą didybę, kilnumą ir savojo žmogiškumo vertę. Tada sutinku visiškai, jeigu žmogus galvoja, kad gali būti laiminga, jeigu pasieks mėnulį, jeigu važiuos į mėnulį, aš kartais, aišku, nežinau, tai tinkama vieta apie tai kalbėti, bet kartais kalbuoju su žmonėmis, tu važiuosiu, jeigu Elon Musk dovanosiu bilietą į Marsą, tu važiuoti į Marsą, žinodamas, kad negali dalyvauti mišiose sekmadienį? Klausimas. Kas yra svarbiausia? Gal į kitą temą, ne? Bet nenoriu apie tai kalbėti dabar. Bet noriu pasakyti, kad meilė yra svarbiausia. Ne? Ir galime turėti viską, galime turėti, bet jeigu meilė nemokame mylėti, būsime visiškai nelaimingi. Nes kodėl? Dėl to, kad, kaip sako Šventas Augustinas, ne? Viešpatie mus sau sukūrė, viešpat mus sukūrė sau, o mūsų širdis nebus laimingos, ne iki tol, kad nepaėsės tavyje. Tada funkcionuojame tai, kad mūsų širdis, mūsų pašaukimas yra meilė. Esame sukurti mylėti. Kodėl? Dėl to, kad Dievas yra meilė. Ir Dievas, ką viešpat visada daro, yra iš meilės. Dievas vieno dalyko nemoka daryti, tai yra nemylėti. Vienintelis dalykas, jo visagalybė yra, kaip sakyti, apribotas, nemoku nemylėti. Visada myli. Tada ką jis daro? Tai pats sukūrimas, sutvėrimas, atpirkimas yra meilės aktas, didžiulė meilės aktas. Kai padarė, sukūrė angelus ir būtybės ir žmogų, yra sukūrė meilė iš meilės, dėl meilės ir panašiai. Žodžiu, tai yra viena, galime sakyti, vidinė širdį, kuris yra programuota mylėti. Jeigu neduodame širdžiai meilės, tada pripils kitais dalykais, bet kurie neatsiliepsi tam troškimą. Negali atsiliepti. Kodėl? To, kad mūsų troškimas mylėti yra tokia didžiulė, tokia didelė ir tokia amžina, kad jokių pasaulio dalykų gali numalšinti. Iš tikrųjų. Žemės gėrybės ir panašiai, ir kitos būtybės negali. Taip pat žmona santuoka. Dėl to kartais per daug galvojame, kad idealizuojame, dieviname tą žmoną, vyrį, po to nebus taip. Dėl to, kad yra žmogus, žmona arba vyras yra žmogus, tada dėl to ne Dievas, negali duoti, ko tik Dievas gali duoti. Tada, man atrodo, tai labai svarbus dalykas. Nepamiršti, kad esame sukurti meilei, mylėti, ir kad vienintelė mūsų nelaimė gyvenime yra nemylėti. Nemylėti ir nebūti mylimi. Ir ko gero, irgi galbūt sutiksit, kad tos meilės pajautimas arba jos gavimas paprastai yra
tiesiogiai proporcingas tam, kiek pats jos duodi kažkam. Arba netgi kartais tos laimės jausmas būna duodant didesnis negu tam žmogui, kuriam davėjai galbūt, kuris gal ten ne visą laiką įvertins. Tai aš irgi dažnai jaunesniem kolegom ir studentams sakau, kad pirmiausia darykit gerus darbus, džiaukitės savo gerais darbais ir viskas, kaip sakant, sugrįž to jausmu, kad ne viskas vien tik tai savo, ta prasme, nes, ko gero, ta puikybė, kurią jūs minėjot, kaip iš tų, puikybė yra, jeigu mes kalbame apie dorybės, tai puikybė yra didžiausia, ko gero, yda iš visų, tokia kaip ir, tai ta puikybė turbūt yra nuo pat, kaip sakant, žmonijos pradžios, nuo Adomo ir Ievos nuopolio, kaip sakant, būtent ta vieta, ant kurios ir paslydo žmogus, kur tapo tokiu ir turbūt ir iki šiol kovoja dėl šitų dalykų. Dabar, sakykime, vėlgi kalbant apie tą vaikų ugdymą, apie pasaulį vaiko akimis, vaikai paprastai pasaulį mato tokį truputėlį, ne veltui turbūt Jėzus kalno pamoksle mažutėlius akcentavo, kad jie yra ypatingi, kad jų angelai regi Dievą ir panašiai. Aš tai susieju su tuo, kad vaikams pasaulis jis toks yra truputėlį mitologizuotas ar netgi gal labiau transcendentinis negu eiliniam žmogui. Jame pasaulyje pilna stebuklų, pilna herojiškumo, pilna visokių pasakiškų nuostabių dalykų. Kokiais, sakykime, pavyzdžiais mes, kokius herojus mes galėtumėm vaikam išstatyti kaip sektinius, sakykime, ar tai būtų iš tų šventųjų gyvenimo, ar iš šventojo rašto, ar iš kažkur, sakykime, į ką mes turėtumėm kaip pavyzdį rodyti, kurie būtų ir kartu ir tų dorybių, sakykime, atspindžiai tinkami, kad edukuoti ir... Klausimas, taip. Aš sakyčiau, kad šventajame rašte yra daug personažų, kurie yra gali pavyzdingi. Pavyzdžiui, Saliamonas buvo pavyzdingi, ne visą laiką, ne visą gyvenimą, bet pradžioje, kai buvo jaunas ir paveldėjo tą karalystę, Izraelio. Labai gražus dalykas padarė, nes Dievas pasakė Saliamonui, tu prašyk, ko nori. Ir ką mes prašytų, aš kartais kalbu su žmonėmis, sakau, ką tu prašytų, jeigu Dievas tau pasakytų, prašyk, ko nori. Ir žmonės galvoja sveikatos, ilgo gyvenimo, turto, sėkmės gyvenimo ir panašiai. Bet Saliamonas prašo išminties. Išminties dovanos, nes jis suprato, kad Dievas po to taip patiko Dievui tas prašymas, kad sako, bet to, kad duosiu išminties, duosiu visą kitą. Taip pat ilgą gyvenimą, į turtą, į prestižą, į garbę ir panašiai. Bet, prašyti tokių dalykų, kurie yra geriausia, ne prašyti vaikui, ne per daug kaip dėmesį materialinius dalykus. Jeigu šeimoje tėvas vis kalba apie naują kompiuterį, naują telefoną, naują mašiną, keliones, vaikas supranta, tai yra svarbiausia. Iš karto į savo diską, vidinį diską, įrašo tą dalyką. Svarbiausia yra materialiniai dalykai. Bet jeigu yra kitos vertybės i dorybės, kurie puoselėjama namuose, tada vaikas supranta, tai yra svarbiausia. Pavyzdžiui, svarbiausia nėra nauja mašina, o būti teisingam. Sakyti tiesą. Skirti būtent tam reikia išminties, skirti tarp gero ir blogio, tarp tiesos ir netiesos, teisingumo ir neteisingumo. Tai yra tikri dalykai, kurie pradėjome nuo Saliamono, per gali būti, pavyzdžiui, Kain, Dovydas. Nėra taip pat pavyzdinga visą laiką, nors po to viskas baigėsi gerai, nes iš tikrųjų pasigailėjo ir taip toliau. Bet jis turėjo tą drąsumą kovoti prieš Galiotą, nes ispaniškai visai Goliatas, Galiotas. Ispaniškai savo Goliatas, Galiotas. Ir tada
buvo penkiolikametų, 16 vaikinas, ne, ir koks buvo jo tikras ginklas, ne akmuo, o pasitikėjimas Dievu. Nes niekas negali įsivaizduoti, kad su akmenį, ne, kad buvo, ne, kad galėjo tada nugalėti. Suprato, kad turi pasikliauti Dievu, pasikėjo jo, ir Dievas padarė, kad tas akmuo, ne, būtent duotų įgaliotų kaktą ir nukristų ir numirtų. Ne. Žodžiu, tas drąsumas, tas nebijoti blogio, ir kas svarbu, galime rizikuoti gyvybę, bet nebijoti blogio, nes Dievas visada tau padės nugalėti blogį. Jeigu tikrai esi drąsus ir nori, ne? Po to, aišku, jau yra daug kitų pavyzdžių, ne? Pavyzdžiui, pas Kristų be abejo, pas Jėzus, ne? Apaštalai, štasis Paulius, ne? Tas yra Paulius, Paulius buvo tiesiog ieškotojas, ne? Jis buvo visiškai įsitikinęs, kad persekiodamas bažnyčią daro gerą, ne? Dievo garbę ir panašiai, ne? Bet po to, kai suprato, kad yra visiškai, kad suklydo, kad buvo visiškai, tada atsivertė, ne? Ir pradėjo naujas gyvenimą. Tada tas dalykas, kad galime prisipažinti savo klaidas, ne? Kad reikia skirti tarp žmogaus ir žmogaus klaidų, tarp žmogaus ir žmogaus nuodėmių, žmogaus silpnybių, panašiai. Kai, pavyzdžiui, niekada tėvas gali sakyti vaikui, tu esi blogas vaikas. Ne? Ir tu, kad vaikas, negalime, ne, vienas dalykas yra asmenybė, tapatybė, žmogus, ir kitas dalykas yra žmogaus klaidos. Ne? Tai tu sakai, vaikas yra blogas vaikas dėl to, netiesa. Ne? Ir vaikas po to bus sunku save mylėti. Ne? Tu esi geras vaikas, bet padarai blogai. Ne? Blogai. Štasis Paulius padarė, aš po to prisipažino, aš darau dėl nežinojimo, buvau klaidoje, ir taip, dėl nežinojimo padarau tos klaidas, bet dabar žinau tiesą, ne? Ir dabar kovoju dėl tiesos. Žodžiu, pats Jėzus, kad buvo vaikas 12 metų ir pasiliko ten Jeruzalė, nieko nepasakė savo tėvam, tai yra pavyzdys tai, kad viso pirma reikia paklusti Dievui. Ne? Anneggido turi būti savo tėvo reikaluose. Ne? Kad tai yra kraštutinė situacija būtų, pavyzdžiui, kad tėvai įsakytų vaikams nusidėti. Nebus, bet jeigu būtų vaikai, tu sakyti ne. Čia nėra paklustumas, aš turiu paklusti Dievo visų pirma. Ne? Tokie dalykai, ne? Ir po to yra taip pat daug kitų pavyzdžių. Ne? Bet Kristan, norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad kai paminėjau tai, kad reikia išmokti mylėti, ir išmokti mylėti tai reiškia išėjimas iš savęs. Tai yra skaudu, nes reikia nugalėti egoizmą, puikybę. Ir ateina į galvą ta mintis, kad, žinote, Australijoje aboriginai turėjo, nežinau, naudoja dabar, bet yra folklore dabar, bet turėjo bumerangas, kurie paleisdavo ir tada buvo, man atrodo, medžiotojo ginklas tuomet. Ir tada bumerangas turi tą savybę, kad paleidžiama ir po to grįžta. Paleidžiama ir grįžta. Ir reikia pasitikėti, kad grįž. Panašiai. Mylėti tai reiškia būti bumerangas, paleisti bumerangą, išeiti iš savęs, investuoti į kitą žmogų, į kitą asmenį, ir nežinau, ateis pas mane jausmas ar ne, laimės ar ne. Aš turiu išeiti iš savęs, kad duotų laimę kitam, jausmę kitam. Nes galų gale mylėti yra norėti padaryti kitą laimingą. Ir tam kainuoja, reikia išeiti iš savęs. Tada paleidžiu savo bumerangą, paleisti bumerangą reiškia skirti laiko kitam žmogui, skirti dėmesio, daryti, ką nori daryti, žodžiu, išeiti iš savęs. Ir tada, jeigu stengiuosi padaryti kitą laimingą, bumerangas grįž. Tas žmogus bus laimingam, o mano jausmas ir mano laimė būtent tame esmė, kad mano laimė glūdi ten,
kad aš matau kitą žmogus laimingą. Tai yra tik meilė. Tada ta laimė grįžta pas mane taip pat. Ne? Tas bumerangos efektas. Taip, tai bet paminėjot neseniai Dovydo pavyzdį ir man šitas pavyzdys įdomus dar kitame kontekste, sakykime, kadangi mes tam tokiam iš dalies politiniam lauke tomis mintimis dalinamės ir aš neretai girdžiu tokią, diskutuojant tokioj tarsi moraliniai priešpriešoj, kada yra patriotizmo temos, valstybės gynimo temos, kova su priešu, su okupantais, su kažkokia agresija ir visa kita. Neretai atsiranda tų, pavadinkime, taikos balandžių, kurie ten bando, taip jau bekompromisiškai sakyti, kad čia jau dabar tikrai atsukim visus žandus, tegul mus, kaip sakant, niokoja, nes mes taip negalim, kaip sakant, kitaip. Bet iš tiesų, aš kaip prisimenu, kaip sakant, karalių Dovydą, kurį pats šventasis raštas apibūdina kaip Dievui mielą, kaip sakant, artimą Dievo širdžiai. Bet tuo pačiu jis buvo vienas, ko gero, bene geriausias karvedys žydų. Jis nepralaimėjo nei vieno mūšio, kaip sakyti, visi, kas jie prie žydus, visiems, kaip sakant, įkirto atgal. Tai ne tik Galijotas, bet ir visi kiti, kas bandė prieš žydų tautą, kaip sakant, stotis, ne tai, kad stotis kersti kelio, bet sunaikinti iš esmės. Tai man atrodo, čia yra tokia, net ir moraliai, ir politiškai, ko gero, geras pavyzdys. Aišku, jeigu neminėti to jo nuklydimo, kaip sakant, Tai su Dovydu, bet dabar irgi iš to, ką paminėjot, tas labai įdomus aspektas to pasiaukojimo ir, sakykime, kito žmogaus vertės matymo. Bet ar nėra taip, kad dabartinėme tokiame mokslo ir visuomenės raidos fone, tokiai, toj darvinistiniai mąstysenoje, kuri tarsi skelbia, kad sėkmingas individas yra tik tas, kuris išlieka ir nukonkuruoja kitus ir, kaip sakant, išlieka tik stipriausi. Kitaip tariant, apie kitą negalvok, galvok apie save, apie savo sėkmę ir apie savo išlikimą. Tai ko gero, ar sutiksit su to, kad tai ir ardo žmogaus, šiaip bendrą moralę, bet ko gero ir pačios valstybės audinį, kaip sakykime, jeigu mes, nesiaukosim vieni dėl kitų ir nematysim to, tai veikiausiai ir žmogus, ir pati visuomenė, ir pati valstybė, jinai susilpnės sąlygoje viso šito. Tai kaip sakykime, tokioj situacijai, nes man pačiam yra tekę girdėti, ypač tam periode, sakykime, vaikai, kada pradeda eiti į mokyklą ir grįžta iš mokyklos išplėstom akim, sako, žinot ką, mums sakė, kad mes beždžionės esam. Tai kaip šitam, sakykime, tam mitologijos pasaulyje, kaip išlaikyti dar tą transcendenciją, kad negyvulys tas žmogus. Taip, didelis skirtumas. Aišku, bažnyčia labai gerbia mokslą, ne? Ir man labai patiko tas dokumentas, kuris parašė Jonas Paulius II arba išleido Fides et Ratio. Kalba apie tikėjimą ir racionalumą į mokslą. Ir sako, kad neprieštarauja, be abejo, kad neprieštarauja, nes Dievas yra vienas ir, galima sakyti, tiesos autorius yra Dievas ir Dievas sukūrė mokslinį pasaulį, galima sakyti, materialinį pasaulį ir dvasinį pasaulį. Nėra, kad yra, kaip sakyti, negali būti kontradikcija, negali būti prieštaravimas tarp abiejų dalykų. Tada aš dėl to esu labai ramus, ir bažnyčia taip pat. Ir tada, ką sako bažnyčia apie tai, kad evoliucija galėjo būti. Nieko prieš, tai neprieštarauja tikėjimui.
Bet gali būti, kad fiziškai, materiališkai žmogus yra panašus į beždžionę, kad gal ateinama per evoliuciją materiališkai, ne? Bet vienu momentu buvo kai mutacinis šokis, didelis, didžiulis. Ir tai yra, kad Dievas sukūrė sielą. Ir tuo momentu, kai jau tas beždžionės, galima sakyti, buvo pasiruošęs tapti fiziologiškai, fiziškai, materiališkai būti žmogumi, tada Dievas sukūrė tą sielą. Bet tai yra, kaip sakyti, kita tikrovė. Yra mutacinis šokis, ta prasme, kad šuolis, ne? Noriu pasakyti. Ir tada, kad yra skirtumas tarp beždžionės yra panašuma be abejo. Yra panašus taip pat tarp šuns ir taip, turi akis, ausį, ir taip toliau, be abejo. Bet vis tik didžiulė distancija. Nes žmogus turi sielą, ir siela, tai reiškia, yra nemirtinga, ir turi pašaukimą amžinam gyvenimui kartu po to su kūnu, ir moka žinoti, pažinti pasaulį, moka mylėti, trokšti, planuoti, programuoti. Yra didelis skirtumas. Tada, koks yra skirtumas? Ką prasidėjo, kad Dievas įsitraukė į tą būtybę ir visiškai sukūrė naują tikrovę, naują realybę, nemirtingą sielą. Aš taip pat, kai kalbu su poromis, sakau, žinote ką, jūsų dėka atėjo vaikai į pasaulį, naujas gimsta vaikas ir panašiai. Bet taip pat Dievo dėka, jūs fiziologiškai, fiziškai pagimdėt naują gyvybę, duodat naują gyvybę, bet tikai naują žmogų sukūrė Dievas, nes tuo pačiu metu, kad nauja pradžia, naujas pradžios, būtybės pradžia, tada Dievas iš karto iš nieko sukūrė naują sielą. Ir tada ta medžiaga tampa tikrai jauna medžiaga žmogum. Žodžiu, tada taip, galima sakyti, kad galima viskas suderinti, bet jeigu pripažįstame, kad Dievas sukūrė naują sielą. Ir tada jau tas būtybė jau nebėra beždžionė, o nėra beždžionė, kuri evolucionuoja i gali atpažinti pasaulį, evolucionuoja daugiau i po to gali pažinti save, kitus, i turės sąžinę i panašiai. To gyvulys negali daryti. Taip, tai man toks dar vienas klausimas rūpimas, kur dažnai norisi paklausti. Sakykime, mes iki šiol kalbėjom taip apie kažkokią tokią vieno žmogaus, kalbėdami labiau apie kažkokį vieną žmogų kaip modelį, kaip moralės objektą, bet sakykime, ar pati tauta, tarkime, turi kolektyvinę moralę, kad, sakykime, mes visi, būdami išugdyti vienokio ar kitokiai dvasiai, jungdamiesi į kažkokią tautą, valstybę, į visuomenę, ar yra, sakykime, ta tokia kolektyvinė atsakomybė toj krikščioniškai plotmėj, kaip pavyzdžiui, šventajame rašte, ko gero, apstu yra tų pavyzdžių, kai apie žydų tautą, apie tai, kad, sakykime, teismo diena ir panašiai, kad teisiami žmonės, ir žmonės, ir galbūt tautos ir panašiai, kaip perteikti tą žinią ir ką kalba pati tradicija krikščioniška šitoj plotmėje apie tą kolektyvinę moralę ir atsakomybę. Be abejo, kad didelė yra atsakomybė, bažnyčios atsakomybė, ir po to valstybės atsakomybė ir šeimos atsakomybė. Ugdyti tą atsakomybę už pasaulį ir visų pirma už savo šalį, už savo tėvynę. Prisimenu vieną kartą skaičiau vieną knygą Antoine Saint-Exupéry, kuris parašė Mažąjį princą. Ir buvo kita knyga, bet sako, buvo karo laikai ir parašė, aš jaučiu, buvo tas žemės karas ten Suomijos ir Rusijos.
I sako, aš jaučiu atsakomybę už tai, kas atsitinka dabar Suomijoje, kai miršta žmonės, tai toliau. Aš esu atsakinga už tai. Ne? Aišku, yra didelis jautrumas, ne? Bet visi turime būti atsakinga visų pirma už savo šeimą, po to už savo miestą, už savo tėvynę ir po to už savo. Ne? Pagrindinis dalykas būtų, man atrodo, esmė yra teisingumas. Pagrindinis moralinis atsakomybė yra, kad būtų teisingumas Lietuvoje pasaulyje. Ne? Ir tai yra sąlyga, kad būtų po to iš tikrųjų ramybė, taika, teisingumas. Teisingumas suprantama kaip duoti kiekvienam sau, ko reikalinga, ko reikia iš tikrųjų, kas tinka, ką reikia. Ir po to teisingumas, kai visuomenė per valstybę duoda, arba taip pat per privačius duoda kitiems žmonėms, kaip sakyti, varstant, pavyzdžiui, arba neturtolėm, tai ko reikia jiems pragyventi panašiai. Ne? Tada pradėti nuo to, kad tas teisingumas kaip kolektyvinė dorybė, galima sakyti, ne? Čia Lietuvoje, pasaulyje yra labai svarbus dalykas. Po to kalbėkime apie meilę, apie caritas ir meilę, bet visų pirma teisingumas. Ne? Ir per tas teisingumas prasideda namuose. Šeimoje ir tada, kad, pavyzdžiui, tėvai ir po to, aišku, tėvai gali reikalauti vaikams, kad sakytų tiesą, pavyzdžiui, sakyti tiesą, bet jie patys turi sakyti tiesą. Ir jeigu nesako, po to atsiprašyti, panašiai. Ne? Tada, ten prasideda tas teisingumas. Ne? Ir tai yra, po to sakyčiau, kad jau galėtų kalbėti apie kitas dorybės, kaip meilė, gailestingumą, panašiai, bet pradėti nuo to. Ne? Ir taip pat, aišku, užjaučia. Galima sakyti, labai svarbus dalykas taip pat, nes yra tai jau ne krikščioniška dorybė, žmogiška dorybė. Jausti, kad ir tas solidarumas, galima sakyti, empatija su kitais žmonėmis, nesakykime, kad yra krikščioniškos dorybės, yra žmogiškos dorybės. Jausti prieš mane nėra tik krikščionis, yra kitas žmogus, kuriam gal reikia pagalbos, užjaučia, kantrybė su juo, Ja, tokių dalykų. Man to labai svarbu, kad galėtume. Mes, kaip popiežius Pranciškus sakydavo, mes nesame salos. Salų. Čia turiu vieną, galiu cituoti labai greitai, vieną labai, man atrodo, sako, kalba apie situaciją dėl šeimų pasaulyje, nes sako, atsižvelgtina ir į didėjantį pavojų, kuris pasireiškia sustiprėjusiu individualizmu, iškreipiančiu šeimos saitus ir galop imančiu traktuoti šeimos narius kaip salas. Kai kada įsigilint įsivaizdavimui, kad subjektas save statydina vadovaudamasis tik savo troškimais, tarsi būtų absoliutas. Tada pradėti nuo to taip pat, kad šeimoje negali būti, kaip yra pavojus, atrodo, kaip sakyti, karikatūra, bet gal nėra karikatūra, kartais yra prie stalo, tėtis su savo telefono, mama su savo telefono, kiekviena vaikas su savo telefono, nekalba tarpusavy, yra salos. Jeigu tai darome šeimoje, po to taip pat, ką prašyti, kaip žmonės elgsis su kitais taip pat, darbe, visuomeniniam gyvenimui panašiai. Viskas pradeda nuo šeimos. Taip, tai, pabaigai iš savo klausimų galbūt tik tai paklausčiau, kaip, kokia kalba, sakykime, kalbėti ir perteikti tas, sakykime, dorybių problematiką, jų ne problematiką, būtinybę, jų poreikį, tarkime, tai, kad, ypač jūs, dirbate universitete su jaunimu ir bendraujate su studentais, kaip ta kalba, kad jinai netaptų kažkokia moralizuojančia, nes šiuolaikinė sekuliari visuomenė yra labai jautri ir bet kokį apeliavimą ar kvietimą diskusijai labai dažnai priima kaip, šiais laikais jau netgi kaip smurtinę kalbą. Tai kaip parinkti to žodžius, sakykime. Bet man
pačiam kunigui tai yra labai svarbus dalykas, nes aš kai kalbu, būtent kai nenoriu moralizuoti, nors yra kunigas, apamokslauti, kaip sako, ne? Bet pasiūlyti. Patarti, pasiūlyti. Aš visada sakau, ne visada, kai pagal progą, ne? Progomis sakau, jeigu nenori kalbėti apie šitą temą, nekalbėsime. Ne, tėve, nori kalbėti, gerai, puiku. Tada atidaro savo duris, vidinės duris, nori kalbėti, puiku. Bet negalime primesti savo idėjų, savo mintis, savo valą, savo... Ar nebūtų geriau tau, jeigu turi tą sugirdėjęs, kad man pačiam buvo, tas liudijimas taip pat, man pačiam buvau vaikas, buvau paauglys, man vieną kartą mano tėtis pasakė, kad tas labai priimamas ta kalba, galime sakyti, ne? Pasiūlymai kalba, pavyzdžių, elgesių, taip pat elgesys, jeigu mato tas tavo nuoseklumas, ne? Kas labai nepatinka jau apskritai žmonėm, bet ne jaunimui yra, pavyzdžiui, jeigu kunigas būtų nenuoseklus, jeigu kalba apie kunigą. Pamokslauja vieni dalykai, po to netinkami elgesį, ne? Panašiai su tėvais, taip pat tas nuoseklumas, tas labai vertina, ne? Ir po to tas taip pat paprasta kalba, ta prasme, ne teorija, o praktika, ne? Sakyti pavyzdžius. Pavyzdžiui, kartais aš kalbu su žmonėmis, su jaunimu, kas tau patiktų, galvoja, sako, savanoriauti. Labai įdomus dalykas, nes supranta, kad turi tiek daug problemų jaunimas dabar savo galvoje, tiek daug iššūkių, tiek daug bijo pasaulio, bijo ateities, kas bus su manim, kas aš esu, kas reiškia būti žmogum, nežinau, kas reiškia būti tėvu, kas reiškia būti mama, kas būti... Žmogus, anksčiau, dėl to, kai sakydavo anksčiau, kad Daintas Šlaitas sako, buvo tam tikra bendra audinis, tikėjimo, kultūra. Dabar jau kita kalba, tada žmonės turi tiek daug abejonių. Tada, bet vis tiek prigimtis jiems sako, jaunimas sako, išeik iš savęs, savanoriauk, išeik iš savęs, negalvok apie save. Pamatysi, kad žmonės turi daug problemų. Eina pas neįgaliosius, arba pas senelius. I labai padeda, labai dėkingi po to yra. Kaip man patiko tas dalykas, o kodėl patiko, labai keistas dalykas. Nes prieštarauja egoizmo, individualismo, būtent dėl to, kad per prigimtį, dėl prigimties mes esame padaryti išeiti iš savęs. Taip, ir ko gero pati krikščionybės aušra buvo tuo paremta, kad pirmieji krikščionys jie ėjo, rūpinosi silpnaisiais, ten romėnų vaikus išmestus rinkdavo, kaip sakant, tarsi, kaip ir šventajame rašte parašyta, kad tas akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu, tai ko gero ir pačioj tam mokyme, sakykime, žmonės, kurie paprastai būdavo atmesti, arba jie kažkokie nereikalingi, ar nuvertinti, tas mokymas, ta doktrina, jinai pakelia į tą naują lygį ir aktualizuoja. Gerai, kolegos, tada norėsim klausimų iš jūsų. Aš manau, kad per visą šitą pokalbį tikrai gimė minčių ir įžvalgų, tai tikrai užduokite klausimus.